Vasario 16-ąją Prienų kultūros ir laisvalaikio centre buvo atidaryta krašto meno kūrėjų paroda skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Parodoje eksponuojami skirtingų stilių ir technikų darbai, o jų autoriai įvairaus amžiaus Prienų krašto kūrėjai. Renginio metu jie visi buvo pagerbti bei apdovanoti. Paroda veiks iki kovo 12 dienos, tad visus besidominčius maloniai kviečiame apsilankyti. Matom labai daug piešinių foje. Ką tai reiškia? Ar tai kažkokia paroda? Taip, tai yra pas mus tradicija jau 22 kartą mūsų kultūros centre organizuojama rajono meno kūrėjų darbų paroda. Ir šiandien mes ją matome vėl naują, gražią, kuri puošia ne tik šią šventę, puošia rūmus, duoda peno mūsų žiūrovams. O šie darbai susiję su vasario 16-ąją, ar jie tiesiog skirti šiaip pasigrožėti? Jie šiaip tiesiog skirti pasigrožėti žmonėm, kadangi menas paprastai nebūna skirtas kažkam tai. Nepaslaptis, kad jau 22 kartą šią progą mūsų rūmuose, kultūros centre, matome nuostabią, vis kitokią liaudies kūrėjų parodą. Taigi, kultūros centro vardu norėčiau mūsų kūrėjams ir padėkoti už jų triūsą, gražius darbus. Tik tai menas suartina mus. Labai diena, miesto svečiai. Pirmiausia, noriu visus pasveikinti su Lietuvos valstybės atstatymo diena. Na ir palinkėti visiems geros nuotaikos. Na, kaip jau minėjau, šiandien jau paroda vyksta. Jau tapo gražia tradicija, kad vasario 16 dieną geriausi mūsų krašto, Prienų krašto liaudies meistrai parodo savo darbus. Džiugu, kad parodoje dalyvauja labai daug liaudies meistrų, kurie įstatė savo širdį, savo rankų darbą. Noriu padėkoti parodos kuratoriui Dainiui Jurevičiui, kuris pastoviai rūpinasi tą parodą, padėkoti visiems autoriam, linkiu geros sėkmės, kūrybinės sėkmės, na ir tikiuosi kitais metais vėl susitiksime čia. Ačiū jums labai. Ko jūs prisidėjote prie šiandienos renginio? Na, galbūt ir parodoje dalyvauju, ir kuriu jau ne pirmus metus dėkingumo prizus, kurie yra iš stiklo, metalo, autoriniai darbai. Kiek užtruko laiko pagaminti vieną tą apdovanojimą? Na, tai iš tikrųjų labai daug laiko, nes pasiruošimo darbai yra labai ilgi, daromos tam specialios formos. Aišku, kiekvienas prizas taip pat yra maketas daromas kiekvieno atskirai. Formos, po to degama krosnyje, ilgas procesas, taip pat labai. Tada rankiniu būdu šlifuojama, poliruojama, na, po to jau suvedimo visa pabaiga ir graviravimas, ir suklijavimas. O jūs pati sugalvojate idėją, ar buvo specialus užsakymas šiems dirbiniams? Ne, tai idėja mano, ta prasme pačio prizo
sukūrimas yra mano, o idėja tai dėkingumo, tai tiesiog buvo jau savivaldybės sugalvota, kad tai turi būti prizas dėkingumas. O jau koks jisai kūrybos metu, kaip pasakyti, gavosi toksai, jiem patiko ir tiesiog daroma kiekvienais metais.